Sveiki, sulaukusi nemažai užklausų būtent apie našlės kupros išraišką psichosomatikoje, skubu Jums parodyti ir paprastai, trumpai paaiškinti, apie ką tai. Štai pasižiūrėkite į pavyzdį. Taip, tai yra normali laikysena, taip, o štai čia ties 7 kaklo slanksteliu ima formuotis kuprelė ir stuburas išsilenkia. Taip. Apie ką tai kalba? Visų pirma, jeigu mes žiūrėsime bet kokiu atveju, ar tiesioginė, ar perkeltinė prasme, tai kalbės apie netaisyklingą laikyseną. Tiesioginė prasme, tai yra netaisyklinga laikysena, kai žmogus kažką daro neteisingai, tarkim, sėdėdamas, kažkokioj pozoj dirbdamas, taip, nesaugodamas savo kaklo viršutinės stuburo dalies, taip, nešiodamas kažką netaisyklingai, taip, ne taip kaip reikia. Va. Ir jeigu imam, kadangi kalbamės apie psichosomatiką, tai jau vien tas, kad našlės kupra, taip, labai daug pasako, taip. Atkreipkite dėmesį į šito žmogaus laikyseną. Tai yra, kai žmogus perkeltinė prasme neša papildomą svorį. Juk iš tikrųjų natūraliai, normaliai pas žmogų tos kuprelės nėra. Jinai yra nereikalinga kaip kažkoks pridėtinis elementas, kuris užauga, kai išsikreipia stuburas, kai išsikreipia suvokimas būtent apie kažkokią tai gyvenimo sritį. Našlės, tas žodis iš karto kalba apie tai, iš karto tokia asociacija kyla apie moterį, kuri praranda šeimos maitintoją, mylimą žmogų, galbūt tą, kuris pasirūpino šeimą, taip, savo ramstį, taip. Ir tarsi svoris gyvenimo užgriūna, taip. Ir žmogus nuo to svorio, moteris, tarkim, nuo to svorio linksta ir užauga tas papildomas krepšelis, maišelis, tas kalniukas, taip, kur kaupėsi tas svoris gyvenimo, tos visos problemos ir panašiai. Bet įdomiausia tai, kad, tarkim, psichosomatikoje tai yra žmonės ne tik, kurie asociacijoje neša kažkokį tai papildomą gyvenimo svorį, taip, tai kerta per, kaip kerta, žodis galbūt nelabai teisingas, bet spaudžia būtent kaklo zoną, taip, kaklo sritį, kur žmogus negali ir pasireikšti ir turi nulenkęs galvą, kadangi, kaip matote, šita kuprelė ir laikysena yra krypstanti į priekį, tai kaklas šiek tiek irgi išsilenkia, krypsta į priekį, tarsi nusilenkia gyvenimui, tai naštai kažkokiems sunkumam ir tempi tą visą naštą per gyvenimą tolyn. Bet, kaip sakau, įdomiausia tai, kad praktikoje šią kuprą dažniausiai turi žmonės, kurie patys sumasto arba priima sprendimą nešti naštą už kitus žmonės. Ką tai reiškia? Savą naštą nešti yra pakankamai sunku. Gali paskaudėti stuburiukas, gali ten kaulai, juosmuo kažkiek skaudėti, bet svetimą naštą nešti yra pakankamai sunku. Manoma, kad jinai yra dvigubai sunkesnė, taip. Ir toks žmogus tempia kažką tai pastoviai ant savo nugaros, taip, arba kaip sako, va, sulipo man visi ant kupros. Bet tokie žmonės turi tokią poziciją, o kas jeigu ne aš, o kas jie be manęs. Ir jie pergyvena dėl kitų, jie kitiems padeda, reikia, nereikia, prašo, neprašo, jie viską tempia, daro, nors reiktų, tarkim, suaugusiam vaikam leisti suaugti. Taip. Galbūt kažkam savim pasirūpinti, o nerūpintis taip, o pasirūpinti savimi geriau. Taip. Ir prie to pačio, plus dar žmonės, kurie rūpinasi perdėtai kitais,
sprendžia kitų žmonių problemas, tempia tą visą naštą tų žmonių ant savęs, taip, jie paprastai dar ir lūkesčių didelių turi. Tarkim, kaip aš čia va tai padėjau, taip, kaip aš čia padariau, aš čia va dabar daviau kažką, taip, o man nei ačiū, nei viso gero, nei prašom, nei dėkui, nei panašiai, koks pasaulis nedėkingas, kokie visi nedėkingi ir panašiai. Tai va, tai šios našlės kupros esmė yra tokia, kad tai yra vienareikšmiškai, kokį atvejį benagrinėsim, kaip mes iš visų pusių bežiūrėsim, tai yra pozicija, kai yra svetimos naštos arba, rečiau būna, kai kažkokios labai didelės gyvenimiškos naštos užsikrovimas ant pečių, kur tiesiog palaužia, palenkia, kaip tą medžio šaką vėjas, taip stiprus ir vat, gyvenimo kažkokie įveikiai irgi palenkia. Taip ir žmogus sunku atsitiesti, bet paprastai beveik 99% tai yra kalba apie žmonės, kurie savo norų prisiema poziciją, būti visiems ramščių, tempti viską ant savo kupros tiesioginė ir perkeltinė prasme, visais rūpintis, visais padėti ir tai daro netgi neprašant ir visada tikisi kažko iš kitų, o kai negauna, dar įsijungia ir kiti dalykai, kaip nuoskaudos, nepasitikėjimas tada kažkur tai ir savim, taip, ir ką daryti. Be abejonės, viskas, kas liečia kaulus, judamojo atramos sistemą, visus organus, ten, ne organus, bet sąnarius, raiščius, sausgyslės ir visą šitą struktūrą, sakykime, taip. Tai be abejonės, kai yra kažkur sutrikimai, reikėtų kreiptis į masažistus, į osteopatus, kuriuos aš labai myliu, į reabilitologus, jeigu reikia, taip, į kineziterapeutus. Esmė yra tokia, kad reikia tvarkyti tą sritį, taip, pratimų, mankštų pagalbų ir tikrai yra sutvarkoma ir pasinaikina tą kuprelę, bet labai dažnai girdžiu iš šitų sričių specialistų, kad sutvarko kažkuriam laikui ir jeigu mąstymas ir gyvenimo būdas niekaip nepasikeičia, kuprelė anksčiau ar vėliau vėl sėkmingai grįžta į savo vietą. Tai štai, tai tiek būtų apie našlės kuprą. Jeigu buvo naudinga, džiaugsiuos už atgalinį ryšį ir kaip visada, jeigu yra kažkokių užklausų, drąsiai klauskit, kalbėsim.